Sveiki, aš dabar šiuo metu pakalbėsiu apie bendrą tokią programavimo kaip architektūrą MVC. Ši struktūra ne tik bus taikoma mūsų blogo kūrime tiek frameworkuose, bet yra ne tik ant PHP naudojama, bet ir kitose programavimo kalbose, tokiuose kaip, pavyzdžiui, .NET'as ar panašiai. MVC susideda iš šitų trijų žodžių kaip model, controller ir view. Tai vienu žodžiu, ką mes dažniausiai matom per view, ką view atliekat, tai, sakykime, tai yra failai, kurie skirti yra atvaizdavimui, tai HTML kodas ten, CSS, bet prie šito taip pat galima pridėti ir nedidelę keletą funkcijų, tokių kaip if sakiniai, ciklai, kažkas panašiai. Kad atvaizduoti visą tą view yra skirtas controllers. Controllers kaip ir atlieka tokį kaip ir vaidmenį, kad failai iš userio yra užklausos apdorojamos ir parodot išrenkat tam tikrą reikalingą view failą, kad atvaizduoti useriui. Ir visa pagrindinė logika yra sudėta modelų kataloge. Šičia yra dažnai ištraukiami duomenys iš duomenų bazės, visokie atliekami skaičiavimai, funkcijos, jame yra paslėptos klasės, metodai, į kuriuos mes rašysim, ir šitos funkcijos perduoda rezultatus viską į view katalogą ir vartotojai. Tai vat, kaip ir pasirašiau, tai vat mūsų Laravel'o kataloge, kuris tuoj atsidarysiu. Tai vat tokia failų struktūra yra ir vienu žodžiu models yra saugomi app kataloge. Kaip čia, sakykime, user PHP, čia pavyzdį yra, sakykime, home PHP, models failai. Po to visa ta logika. Po to views failai yra saugomi resources ir view. Šičia mes vėliau dar aiškinsimės, kas netgi yra blade. Šičia, kaip galim sakyti, mokinsimės PHP programavimo kalbos alternatyvą, kuri veikia ant šio frameworko. Ir kas liko, controllers. Controllers yra saugoma irgi app kataloge, controllers. Nu va, šičia irgi susipažinsime kitose pamokose, kas yra routes, ką jis nukreipia. Tai vat. Taip pat yra ir kitų reikšmingų failų, tokių kaip storage, config, database, public vendor ir panašiai. Tai vienu žodžiu, pavyzdžiui, storage katalogas, jame įrašomi visokie yra laikini failai, sakykime, klaidų logai, prisijungimai ir panašiai. Dažniausiai mums šito storage nieko nereikia jame keisti. Po to eina config failas, config ne failė, kataloge, kaip pats pavadinimas sako, kad mes saugome visokius konfiguracijas. Sakykime, ten galim saugoti prisijungimo į duomenų bazės, visus šitos duomenis prisijungimus. Po to database. Tai failai duomenų bazės generavimui čia yra saugomi. Jie turi kažkokį kaip ir ORM mechanizmą. Jie užsiema tų duomenų informacijos, duomenų bazės migravimais.
mums šito per daug nereikės gilintis, nes automatiškai viskas vyksta. Po to, kaip sakiau, jo, apie routes. Tai vienu žodžiu šiame faile, sudarysiu per notepadą, kad greičiau būtų. Vienu žodžiu šitam faile yra saugomi vienu žodžiu nukreipimai, kaip pats pavadinimas sako. Šitas būtent skirta, mes ko gero kalbėsime sekančiai pamokoje. Jame bus nurodoma, koks naršyklėje yra įvedamas adresas, sakykime, ten per getą ir kaip tas adresas yra apdorojamas šitoj eilutėje route. Po to dar yra public katalogas. Šičia tai public katalogė yra saugomi visokie JavaScriptai, CSSai, paveikslėliai ir kas liko vendor. Šičia ir talpinamos kaip ir pagalbinės klasės, kurios naudoja Laravel ir kurios yra diegiamas per komposterį. Taip pat yra, sakykime, git-nore. Tai git-nore, jeigu dirbame su git kontrolės versija, šitas failas automatiškai yra užpildomas, kad neįtrauktų repoziciją į vendor katalogą bei kitų sisteminių failų visokių. Tai galėsim vėliau irgi pasiaiškinti, bus ganėtinai įdomu. Po to JSON failas yra komposterio, kuris irgi galim dirbti per visokias komandinės eilutės gito. Vienu žodžiu, jis kažkiek tai yra susijęs su šituo artisanu, kurį mes vėliau sužinosim. Irgi ko gero turėsim atskirą pamoką ir pats artisan, kurio šičia nėra, bet esu užsižymėjęs. Tai šičia yra Laravel komandinės eilutės pagalbininkas. Tai apie patį šitą kūrimo mechanizmą mes ko gero lietuviškoje versijoje, lietuviškoje nerasim, bet vienu žodžiu jis yra ganėtinai plačiai taikomas ir ne vien tik PHP programavimo kalboje, kiek matome šičia vienu žodžiu useris nurodo kaip ir kontrolerį, per model mes per view pamatom tai, ką visas šitas frameworkas išveda per HTML, mes matom naršyklėj. Tai kiek matom, šičia net ir Java yra su to plačiai dirbama, su JavaScriptu ir panašiai. Tai tiek. Iki.